Sveiki, šis vaizdo įrašas bus labai trumpas ir reikalingas tik tiem žmonėm, kurie norės pajungti termostatus savarankiškai, be meistro pagalbos. Rankose turiu Engo gamintojo, mums nereikia kažkokių laidų, viskas veikia per Wi-Fi. Tai dabar svarbiausia, reikia pajungti tą pagrindinį bloką, jisai turi būti užmaitintas, o taip pat bute turi būti Wi-Fi, kad galima būtų pajungti tą pagrindinį bloką prie interneto. O tada su telefono pagalba mes galėsime pajungti ir šitą termostatą. Dabar šiame vaizdo įraše pakalbėsime, kaip jį pajungti, įdiegti tą visą sistemą ir valdyti per telefoną. Taip, dabar tokie žingsniai. Mums reikia paspausti čia ir добавить устройство. Papildyti įrangą, spaudžiam taip. Ir ant mūsų termostato irgi spaudžiam ant šių dviejų klavišų. Štai. Ir laukiam. Jo, matosi, kad jisai rašo end ir mes čia matome, kad čia svetainė parašyta. Bet vėliau pačius pavadinimus mes galėsime keisti. Далее, toliau завершить. Viskas. Jisai dabar pririštas prie pačios programėlės. Mums dabar šį termostatą reikia įdiegti į tą pagrindinę sistemą prie to pačio pagrindinio bloko, kad jisai būtų surištas. Nes dabar mes galim čia valdyti, bet jisai nevaldo to pagrindinio bloko. Ir paprasčiausiai neleis šilumą ir mūsų grindys neveiks. Ką reikia padaryti toliau. Siūlau dabar prieiti prie kolektoriaus ir pasižiūrėti, kokius veiksmus reikia atlikti. Dar porą sekundžių ir visa sistema veiks drauge. Taip, tolimesni veiksmai. Mes pasiėmėme arba atsuktuvą mažą, arba jeigu turime po ranka štai tokią gabalą laido, paprasčiausiai spaudžiam čia, kur yra select ir žiūrim. Mirksi antras, mums reikia dabar pajungti trečią. Numeris 3. Jisai mirksėjo, paspaudžiam repair ir matom, jisai pradeda mirksėti. Dar kartą. Repair. Mums reikia pasirinkti zoną. Daleiskim šitą trečią zoną, spaudžiam select ir tada po vieną kartą spaudžiam ir keičiasi. Pirmą zoną, antrą, trečią. Pasirinkime trečią zoną ir repair. Pradeda mirksėti. Tada pasiimame termostatą ir spaudžiam ant dviejų klavišų. Ant šių dviejų klavišų. Viskas. Atskaičiavimas. Paspaudimas buvo ant šių dviejų klavišų. Kažkur tai 5 sekundės. Viskas end. Ir čia rašosi good. Darbas padarytas. Ir vat užsidegė trečias numeris, šviesos diodas žalios spalvos. Tai reiškia, mūsų termostatas jau pradėjo veikti. O kuom šita sistema ypatinga? Žinokite, yra toks niuansas, jeigu daleiskim jūs programavote būtent šį termostatą į vonią, o daleiskim jūs apsirikot ir sumaišėt su miegamoju. Jūs visada galite jį nuimti ir pakeisti į miegamąjį, o iš miegamojo paprasčiausiai atnešti čia ir sumontuoti. Montavimas irgi labai paprastas. Štai taip. Vat tikiuosi, šis vaizdo įrašas buvo jums naudingas. Jeigu jūs patys pajunginėsite štai tokį termostatą, būtinai parašykite, ar viskas gavosi, kažką tai pakomentuokite. Ir nepamirškite, uždėkite laiką. Iki sekančio vaizdo įrašo viso sėkmės iki. Jaučiu, kad šis vaizdo įrašas buvo naudingas.